Jau dabar Vilniuje būtina modernizuoti viešąjį transportą, o priimant sprendimus 30 metų į priekį, metropoliteno diegimas būtų geriausias sprendimas, nes radikaliai spręsti susisiekimo problemų alternatyvų nėra. Metropolitenas turi sudaryti susisiekimo infrastruktūros stuburą, o kitos transporto rūšys prisiderinti prie šios sistemos. Kokybinis šuolis įvyks tada, kai diskusija metropoliteno klausimų persikels į politinį lygmenį ir bus priimtas politinis sprendimas leisti verslo struktūroms šią idėją realizuoti. Naujos transporto rūšies, metropoliteno įdiegimas būtų vykdomas koncepcijos principų, finansinius įsipareigojimus perleidžiant privačiam sektoriui, o miesto biudžeto lėšas skirti esamos miesto susisiekimo sistemos plėtrai, atnaujinimui ir modernizavimui. Ar metro statomas mieste, kuriame milijonas gyventojų? Iš tikrųjų, tai buvo tarybinė norma, bet kadangi dabar žmonės važinėja į Europą, ypač jaunimas, ir ten mato, kad miestai netgi mažesni už Vilnių, Panevėžio dydžio, Klaipėdos dydžio turi metropolitenus, jau senai eksploatuoja. Mažiausias miestas yra Lozana, Šveicarijoje, yra 120 tūkstančių, tai yra mūsų Panevėžio dydžio. Rennes turi 200 tūkstančių gyventojų, miestas Prancūzijoje, ir turi metropoliteną. Jau aš nekalbu apie tai, kad Oslas turi nuo 50 metų Vilniaus dydžio, Helsinkis irgi Vilniaus dydžio turi nuo 56 metų, Niurnbergas Vilniaus dydžio turi nuo 70 metų, o dabar jau man sunku ir prisiminti, bet Ispanijos net maži miestai turi, provincijos miestai turi metropolitenus. Tai tas, kas domisi šituo dalyku, tai jam tas nemitas. Jau dabar tie, kurie iš vakarų parvažiuoja, tai į Mūšiškius žiūri su pašaipa, tie, kurie dar laikosi tarybinių normoje. Taip, kad šitas mitas jau yra paneigtas. Kokios yra galimybės pritraukti privačius partnerius Vilniaus metro projektui? Manau, kad šitas Vilniaus metro projektas tai yra tikrai didelis, tikrai realus projektas, į kurį Lietuva gali pritraukti labai didelės kompanijas ir labai didelės lėšas. Mes padarėm preliminarius skaičiavimus ir jisai iš karto atrodo, kad yra toksai, kuris gali būti įgyvendintas ir toksai, kuris gali būti finansuojamas. Pirma linija, manau, kad galėtų būti pastatyta per 4 metus už privačių investuotojų ir bankų pinigus. Dalyvautų tame Europos investicijų banko didžiąją dalim pinigai, IBRD pinigai, Šiaurės investicijų banko pinigai ir aišku komercinių bankų, ten didelis konsorciumas turėtų būti. Apie 10-20 bankų galėtų būti, bet tai yra tikrai realu. Pusė sumos, kaip paprastai būna finansuoto Europos investicijų bankas ir likusią dalį privatus investuotojas, tai galėtų būti 15% visų investicijų. Tai įvertinus tuos kelis modelius, manau, kad realiausiai atrodytų su struktūrinių fondų parama projektas, kai pabaigus statybos darbus, tai yra paleidus tą metro arba pridavus objektą, veikianti ir be sutrikimų ir taip toliau duodanti visas naudas, būtų išmokėta statybos tokia kaip kompensacija daliai statybos investicijų. Struktūriniai fondai tikrai nepadengtų visko, tai yra, sakykime, 45 iki 50% visos investicijos. Likusi dalis, aišku, būtų privataus investuotojų ir skolinti pinigai. Tai pagal šitą modelį dirbant, manau, kad per 25 metus investuotojas gautų tą grąžą, kurią norėtų ir miestas gautų tą naudą, kurią turėtų gauti tokio dydžio miestas. Tokio dydžio projektas, tarkim, vienos metro linijos statyba, kad ir tos pirmosios 7 kilometrų, tikrai Lietuvai pritrauktų labai skambius ir garsius vardus. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia Vilniaus metro statyti už privačias lėšas, o pastačius eksploatuoti? Pirmas dalykas, tai įstatymas yra koncesijos įstatymas, kurį taikant tikrai privačios lėšos gali būti pritrauktos į valstybę, į miestą, privatininkas per 25 metus atsijimtų savo investiciją, galbūt kažkokį pelną, iš esmės infrastruktūros objektas, tas
pridėtinė vertė visa, kuri būtų sukurta visuomenėje, liktų pas mus, mes galėtume ją naudoti. Antras dalykas, tai tikrai Seimas yra nusiteikęs pozityviai, sprendžiant Vilniaus transporto problemas, galvojant apie tokius projektus kaip metro, kurie iš esmės spręstų transporto spūsčių problemas, tai ir įstatymus galima būtų pakoreguoti, esant norui, geriems norams ir politiniai valiai. Problema dažniausiai visur yra politinė valia, nenoras dėl kažkokių galbūt kitų interesų ar dėl nesupratimo vienus ar kitus projektus įgyvendinti, bet įstatymas niekada neturi tapti kliūtimi įgyvendinti tai, ką reikia valstybei, tai, ką reikia mūsų miestui ir žmonėms. Kas finansuotų Vilniaus metro projektą, jei valstybės biudžetas praskolintas? Tai yra labai geras investicijai objektas. Tokių objektų jie stambus bankai, stambus investitoriai, tie, kurie turi pinigų. Ir yra tokie 4 koncernai, vieni Europoje jie susikūrė, kurie tokių objektų ieško. Pavyzdžiui, man žinomas koncernas, kuris domėjusi iš to objektų, išvažiavo į Čikagą ir stato amerikiečiam. Jiem nesvarbu kokiai šaliai, svarbu, kad būtų didelė grąža, kad būtų pelną jie gautų. Ir dabar mes teriojam milijardus litų, teriojam stovėdami kamščiuose, važinėdami lengvosiom mašinom, kas yra 5 kartus brangiau pervažiuoti automobilių, negu pervažiuoti metro. Ir tą skirtumą jie, žinoma, pasiims, jie investuoja, jie pasiims dalį tų pinigų, kuriuos mes dabar sudeginam kamščiuose. Ir įsiveš, o mums liks metro. Taip, aš nebejotinai esu už tai, kad aš važiuoju automobiliu, aš susiduriu su tom problemom, kurias matau. Jeigu būtų patogus transportas nuvykti iš vieno taško į kitą, aš tikrai jo naudočiausi, patogus ir greitas, efektyvus. Aš manau, kad metro toks būtų. Aš esu važinėjęs kitų valstybių sostinėse, kitose miestuose daug kartų metro. Aš matau, kad tai yra labai greita transporto priemonė, tai labai talpi, niekada nėra problemos į ją patekti, ji yra pakankamai pigi. Kalbant apie vieną vartotoją, tas bilietas yra tikrai nebrangus ir pigumas ir greitis turbūt yra tai, ko mums reikia.